pasikeitimas trumpas, žinai, turėjo būti Laimonas. Mušiausi ir paskui katė užpuolė. Turėjo būti Laimonas, esu aš. Ačiū labai, kad atėjai čia. Tai klausiau tave, kaip pristatyti. Tai aš net nežinau, kaip tave pristatyti, ar kaip biodinamiką, ar kaip kineziterapeutą, ar dar tam turi milijoną veiklų. Tai kaip tu dabar šiuo metu save pristatai, jei kažkas paklausia, Algirdai, ką tu dirbi ir kas tu esi? Žinai, kad niekas neklausia dabar jau. Tai aš būsiu pirma. Šiaip mano tas pagrindas tai yra visas ant kineziterapijos. Tai aš vis tiek jaučiuosi taip iš pagrindų kineziterapeutas. O pilatesas ir jau biodinaminė kūno psichoterapija atėjo su laiku, bet tai manau, kad toks labai geras papildymas. Viskas labai gražiai apsijungia ir kaip trumpai tai apipavydalinti aš neįsivaizduoju, bet... Gal nereikia trumpinti labai, gal gali. Taip, tai šiandien mes vis tik kalbėsim tavo biodinaminės, tą pusę imsim labiau, tai gal gali papasakot man, žiūrovams, kaip tu pasirinkai ir kaip tu papuolei į tą biodinamiką, kaip tiesiog sugalvojai, kad tau dabar reikia. Pakankamai spontaniškai, sakyčiau, tai buvo, nes tuo metu dirbau šitos klinikos įkūrėjos kitam padalinį. Tai vedžiau ir dabar tebevedu pilateso treniruotės. Taip. Ir tiesiog vis aš matydavau knygą, kad man atrodo, kūnas mena viską. Ir man visinai kažkaip pasivaidendavo tai po ranką, po akim. Ir galvoju, kas čia dabar yra, ką ten tas kūnas mena daugiau negu fiziologija, negu tai, kaip mes judam. Ir su Rasa vis pasikalbėdavom, kad kūno galimybės yra pakankamai daug apimančios, ne tik fizinę terpę tą visą erdvę, bet ir kur kas daugiau, tai ir psichologinė emocija. Rasa šiaip visai gerai mane jautė, jinai man pasiūlė, kai sugalvojau, kad organizuos šitos mokymus, jinai pasiūlė man prisijungti. Pradžiai tiesiog pasibandyti, pasižiūrėti tą intro pristatymą visą. Taip. Pradžiai gal truputėlį skeptiškai žiūrėjau, tokio trūko man apibrėžtumo, nes kineziterapija, jinai pakankamai toks tikslus mokslas, viskas ten aiškiai, struktūrizuotai, o čia daug tokio kažkokio tai, bent jau pradžiai, man atrodo, daug neaiškumo tokio. Pati mokymų struktūra, jinai labai įdomi, kas po to tai mane visiškai ten užvaldė, nes pirmą mes praktikuojamės, pajaučiam ant savęs ir po to mums paaiškina, kas tai yra. Tai man taip viskas žymiai geriau dėliojasi, žymiai suprantamiau negu tu teoriją ten mokaisi, lik ir supranti, lik ir nesupranti, gal nepagauni kažko, po to ta praktika ateina. Man tas atvirkštinis variantas kažkaip tai žymiai įtaigingesnis ir suprantamesnis. Tai nežinau, po truputį man šitie mokslai taip mane įtraukia, bet įtraukia taip labai stipriai. Tai šiau gal trumpai vis tiek dabar apie mokslus pačius, kiek tau labai įdomi mokymų struktūra. Tai gal šiaip, kas tau yra biodinamika, ką galėtum pasakyti žmonėm, kurie dabar galvoja, ar jie mokytis ar ne, kurie domisi, apie ką visą tai? Irgi turbūt sudėtinga taip trumpai apipavydalinti, nes tas pats mokslas. Tas mokslas yra toks platus, be galo platus. Ir man išmanančiam kineziterapiją, plus visada besidominčiam tą psichologiją visą ir pačiam gal irgi teko turėti nemažai tokių patyrimų gyvenime, kurie nebuvo labai lengvi ir tokių gal šiek tiek ir trauminių patyrimų, visi mes jų turim. Bet man iš savo perspektyvos žvelgiant, tai tikrai labai kažkaip giliai iškelia tuos dalykus ir padeda susireguliuoti. Tai man šita technika apie pasitikėjimą savo kūnu, pasitikėk savo kūnu, ką jis tau, kokius signalus siunčia ir
eik tais signalais lydimas, nes mes, aišku, dažnai dabar šiuolaikiniam gyvenime, kuris labai tokiam greitam ritme mus užkabina ir neša kažkur, tai mes pametam tuos savo natūralius instinktus, bet šita terapija, jinai taip truputėlį mus va tarsi pačiumpa ir pastato va čia ir dabar. Pabūk su tuo, kaip tu jautiesi, ką tavo kūnas rodo, nes jisai labai išmintingas yra. Nuo tos vidinės išminties, kurios gal sąmoningai mes nelabai suvokiam iki galo, bet va šitie mokslai man irgi parodė, kad mes turim tą vidinę išmintį. Intuicija, kas irgi man anksčiau atrodė tokia šiek tiek mistika, bet jinai labai labai pasitvirtina ir tikrai yra ne vienas pratimas šitų mokymų metu, kur tu tikrai gali pasitikrinti, kad ta intuicija, mes ją turim ir jinai stipri ir jinai lavinama yra. Tai labai labai suteikia daug tokio impulso, žingeidumo ir pasinerimo į tai. Tai girdžiu, nesigailė, kad mokėsi. Oi, tikrai nesigailė. Aš visą laiką ir savo, bet aplinkiniam esu rekomendavęs šitą studiją, sakau, jeigu net ir neplanuojat dirbti šito darbo, tai dėl savęs tikrai verta. Tai yra žymiai stipriau negu ten tik psichoterapijos. Tai yra tikrai daugiau, nes patyrimai, tie, ką išgyvenam ir kaip mes mokomės, mes visas savo žinias perleidžiam per save, per praktikas, tai yra ir tas tiesioginis žinių įgijimas ir tiesiog patyrimas tuo pačiu metu labai stiprus. Tarkim, jeigu lyginant kitus mokslus, ten kineziterapija ar pilatesas, kineziterapija tu studijuoji, tu kaupi žinias, bet netgi kartais labai sudėtinga yra pritaikyti ant savęs tas žinias. Aš tikrai esu turėjęs ten kažkokių traumų fizinių, bet kažkaip save matyti šono ir pritaikyti savo tas žinias ne visą laiką taip paprasta. O čia tu jau dirbdamas, bent jau aš tai patiriu, kad aš vesdamas sesiją be dinaminės kūno psichoterapijos, būtent tą biorealizo techniką, aš tuo pačiu metu su klientu irgi patiriu tą terapinį lauką. Visai jaučiu, kad mane irgi paliečia ir tuo pačiu augina labai stipriai. Vat du šitie dalykai labai susipina tarpusavį. Ir buvimas tame, ir vedimas kito, toks dvigubas efektas. Tai didelį jautė skirtumą tarp savo asmenybės, kai buvo prieš 4 metus ir dabar jau 4 metai su pusę. Jauti, kad atsirado kažkoks skirtumas po šių mokslų. Jaučiu, aišku, nėra lengva vėlgi savęs vertinti, taip kažkaip tai iš šono reiktų pasifilmuoti. Dabar pasižiūrėsiu iš šono, kaip čia aš gal kažkaip kitaip atrodau. Bet jaučiu, kad sprendimų priėmimai keičiasi, matymo laukas, kitų žmonių, kažkaip požiūris į kitus žmonės, nes ypatingai mano specialybei visą laiką būdavo toksai kažkoks tai mistinis šiek tiek laukas šalia. Ten biolaukai nesutampa, ten žiūrėk energetiškai, kažkaip iš tavęs energija išsunkia. Čia dabar aš prieinu tą tokį su šitais mokslais suvokimą kažkokį, kad gerai, gal ten tie energetiniai laukai jie egzistuoja, aš jų nenuneigiu, bet kiek psichologiniai faktoriai turi tam įtakos. Tos mūsų projekcijos, kurias mes projektuojame kitą žmogų, jos labai labai didelį turi mum poveikį, kaip mes sutinkam žmogų, kaip mes bendraujam, kaip mes pasirenkam žmonės. Aišku, terapijos metu tu žmogaus nepasirinksi, bet čia atsiveria kitas pasaulis, kitas laukas, kad man pats tas darbas su žmogumi ir šiek tiek gebėjimas, aš tikrai pradedu gebėti atjungti savo tą super ego, kažkokį savo tuos patyrimus, traumas ir pasinerti tą kitą žmogų su tokia visiškai atsidavimu, priėmimu. Tas man yra labai svarbu. Ir tame aš jaučiu didžiausią pokytį. Kad anksčiau aš taip, man čia tas nepatinka, tas patinka, aš taip apeinu, kažkur atsitraukiu. Dabar aš jau gebu išbūt tame, tai man čia yra labai didelis pasiekimas. Man atrodo,
pasikeitimas toksai, tai vat yra santykis su kitais ir su savim pačiu, aišku. Kaip pasakoju, net aš užsimaniau studijuoti. Reikia gal man pradėti. Tai va. Tai ar nori dar kažką pasakyti apie studijas, apie savo darbą, nes Algirdas dabar, čia kas nežino, redaktoriaus pastaba, dirba BioRelease terapeutu integratyvios terapijos centre. Gal apie tą darbą galim paklausinėti, kaip tau tas terapinis darbas. Tau jis patinka, tu matai ateitis tuo, nes labai daug žmonių klausia, ką aš galėsiu daryti su tom studijom pasibaigęs, tai gal apie tą BioRelease. Vėlgi, tas BioRelease tai nėra, nesakyčiau, kad reikia jį taip paimti kaip kažkokį vienį. Jisai plečiasi, nes BioRelease technika, jinai, jeigu kalbant apie studijas, jinai apima ten tuos 2 pirmus metus. Iš viso mes studijuojam 4 metus. Tai tolimesnės studijos yra apie tą terapinį patį darbą, apie terapinį santykį. BioRelease nori, nenori, jis vis tiek po truputį pereina šiek tiek ir į tą terapinį, tokį platesnės apimties požiūrį ir gydymą. Aš tame jaučiuosi labai gerai, kad realiai yra geriausias efektas, kada tu žinai daug metodikų ir gebi jas apjungti ir pritaikyti žmogui. Tai čia ir atsiveria tas toksai platus laukas, kad tu gali savo patyrimus integruoti į tą gydymą. Tai tikrai nebus tik tai BioRelease. Tai čia jungti šalia to labai labai patogu ir dera. Tas, ką tu žinai, kurias turi žinias jau iki tol įgijęs. Tai man, sakau, ta kineziterapija, tas jau kažkoks įgytas santykis su žmonėmis, tai tikrai prisideda prie šito BioRelease. Tai šiaip kaifuoju aš dirbdamas. Neslėpsiu, bet čia turbūt apie mano charakterį, apie mano, nežinau, šiaip būdą, kad atėjus, užsiregistravus man naujam klientui, aš visą laiką patiriu stresą, kol nesusipažįstu su juo. Tai čia apie tą santykį, apie kurį šnekėjau, kad tas stresas, kurį aš anksčiau patirdavau, tai dabar jis žymiai sumažėjo, aš jį atpažįstu, aš jį atskiriu, aš galiu su savim dirbti tuo klausimu, bet pati sesija ir po sesijos aš jaučiuosi, super gerai. Aš jaučiuosi, kad aš atsiduodu, aš truputėlį atsiveriu, aš keičiuosi kaip žmogus, nebėra tos kažkokios stagnacijos, kažkokio užsidarimo, atsitraukimo. Tas tiesiog ugdo, labai stipriai ugdo. Ir gal iš dalies ir šiek tiek gailiuosi, kad anksčiau negalėjau to daryti, nes vis tiek jau. Ir galvoju, kodėl tie visi išmintingi žmonės, išminčiai tokie, vyresnio amžiaus pasidaro. Turbūt, kad reikia tos patirties. Išsilakstyti reikia. Paauglystę, savo jaunystę. Jo, reikia viską savo laiku išgyventi, patirti ir tada jau pagauni tai. Tai ar dar nori kažką pasakyti, kažkokį baigiamąjį žodį, nežinau, pakviesti pas tave, sesijas pakviesti studijuoti, ar šiaip kažką papasakoti apie orą? Be abejo, aš tai kviečiu ir į studijas, ir pas mane į sesiją ateit, bet man kokia yra žinutė apskritai šiuo gyvenimo tarpsniu, kad viską turėtumėm žiūrėti biškį paprasčiau. Labai geras. Mes per daug užsiciklinam, kaip čia kas, kaip čia kur atrodo, kaip čia mes kiekvieną detalę labai stipriai sureikšminam. Ypač kai dabar yra daug labai tos sklaidos žinių, mes labai taip išsibarstom. Man atrodo, tas toks truputėlį nusipurtimas to, kas mus spaudžia kasdien, nežinau, atsakomybės, kažkokios įsipareigojimai, kažkokie truputėlį kažkaip paprašiau tai žvelgti. Tai man apie tai, kad truputėlį atsikreipkite. Tai ką, labai tau ačiū, kad tikrai buvau pakalbintas, kad sudalyvavai mūsų. Ir tada linkiu sėkmės pabaigiant studijas, nebedaug liko. Ačiū. Ir tada lauksim ateinančiai kavos pagerti. Būtinai. Gerai. Aš žinok, visą laiką pergyvenau, kad neįjungiau filmavimo. Ne, mes filmuojamės.
Gerai. Hmm?